Kas bus, jeigu tu niekada nerašysi merginai pirmas? Moteris negali įsimylėti į tylą. Tai, kad pas jūs čiate neatsiras naujų žinučių, nepadės jai tavęs pamilt. Jeigu jūs linksmai, fainai bendravot, o tada tu staiga nutilai. Tai pirmoj stadijoj, jei iš tikrųjų atsiras klausimų, kur tu, ko tyli, ko nerašai, ar viskas pas tave gerai, kas nutiko. Ir dėja, daugelis galvoja, kad tai ir yra merginos susidomėjimo požymis, bet tai netiesa. Jeigu ji negaus normalaus, adekvataus atsakymo, kodėl tu tyli, kodėl tu jai neatrašai, kodėl ignoruoji, tai jau labai greitai mergina užsidarys ir pradės kaupti negatyvą. Bet koks sąmoningas žmogus bendravimo pradžioje nenori būti prielipa ir prisirišti prie kito žmogaus. Efektyvus bendravimo su moterim algoritmas atrodo daugmaž taip. Tu turi duoti jai malonių emocijų išgyvenimų. Ir tik po to jau įjungti pauzę. Tik tokiu atveju įsijungia elgesys. Kyla klausimas. O malonios emocijos, kas tai? Kiekvienu atveju skirtingai. Yra moteris, kurios tiesiog nori atvirai, nuoširdžiai pasikalbėti apie gyvenimą. Yra tos, kurios tiesiog nori pažvengti. Bet yra vienas dalykas, kuris apjungia visas moteris. Aš pastebėjau, kad moteris naudoja susirašinėjimų su vyru kaip šiokį tokį emocijų boosterį. Reiškia, jeigu ji nusipirko naują suknelę ir nori tau ją parodyti, tai ji laukia, kada tu pasakysi, wow, tai neįtikėtina. Jeigu ji pasakoja kažkokią baisią istoriją iš savo gyvenimo ar iš draugės gyvenimo, tu turi pabalti iš baimės jausmo ir nustebt. O gal dar kažkokią baisesnį istoriją atgal jai papasakot. Jeigu kažkas sukėlė jai išgyvenimus arba stresą, tai nori, kad vyras padėtų jai su tom negatyviom emocijom susitvarkyti. Reiškia, kad tu moteriai būtum brangus, kad ji pirma tau rašytų, kad ji pastebėtų, kad tu dingai. Jūsų bendravimas turi atlikti kažkokią funkciją. Tai tiesiog gyvenimo realijos. Jeigu paneliai nuobodu, tai ji parašys tam, kas ją prajuokins, o ne tam, kas ją ignoruos. Jeigu ją ištiko bėda ir ji nežinos, kaip jai pasielgti, ji parašys tam, kuris protingesnis ir įtikinamesnis už ją. Tai akivaizdus dalykai, bet mes apie juos kažkodėl vis tiek pamirštam. Mergina prisiriša prie tavęs ne kaip prie žmogaus, o kaip prie funkcijas atliekančio asmens. Tu turi turėti tas funkcijas. Tu leidi jai jomis naudotis. Jeigu jūsų bendravimas yra tiesiog primityvus kalbėjimasis apie nieką. Ką tu, ką veiki, kaip sekasi, aišku, o aš irgi darbe sėdžiu. Jeigu jūsų bendravimas yra tokio formato, tai padaryti taip, kad moteris tave įsimylėtų, yra neįmanoma. Ir jokia distancija tau čia nepadės. Jeigu moteris tau pirmą nerašo, arba rašo, bet labai retai, tai reiškia tik vieną. Tu jos poreikių neuždarai, o distancija veikia tik po to, kada tu jos poreikius uždarai. Todėl, kada tu pabaigi dialogą su moterim, užduok savo vieną klausimą. O ką iš šito pokalbio moteris gavo? Ir jeigu tavo atsakymas yra, kad mes tiesiog pasišnekėjom, čia yra atliekos. Ji nieko iš tavęs negavo. O bet jeigu tu prajuokinai moterį, tai tą darydamas duodi jai dopaminą. Jeigu palaikėjai ją, vadinasi davėjai oksitociną. Jeigu išsprendai problemą, davėjai serotoniną. Jeigu nustebai ir pagyrei jos naują suknelę, tai suteikė endorfinų ir taip toliau. Galimai tai veikia, ne taip tiesiogiai, kaip aš čia dabar įvardinau, bet esmę jūs supratot. Mes su savo žodžiais ir reakcijom darom įtaką moters neuromediatoriams. O dabar įsivaizduok, jeigu po tokio funkcionalaus bendravimo tu staiga dingsti, kas bus? Tai žinoma, kad jai bus lomkės. Įsivaizduok vėl situaciją. Moteris tau rašo, kad viršininkas šiandien vėl nedavė jai ramybės, aprėkė ir ji ten dėl to labai nusiminė. Dabar pavyzdys be funkcinio bendravimo. Čia kada tu jai sakai, jo, pas mane irgi taip yra buvę, bet tu pakentėk, juk darbas yra darbas. Visiškai niekai. O vat jeigu tu pasakysi, klausyk, o gal pas jį namuose žmona kultūristė, kuri vakarais jį smaugia tarp bicepsų. Garantuotai jis namuose yra priverstas šveist grindis dantų šepetėlių. O darbe tiesiog bando ant darbuotojų išleisti savo garą. Tu juk supranti, kad jo riksmų garsumas yra tiesiogiai proporcingas pliuchų kiekiui, kurį jis vakar gavo nuo žmonos. Pasigailėk tu to vargšiuko, neužsiciklink ant jo. Tu davėjai šmaikščią vizualizaciją,
Ir moters fokusas pereina ant kitų dalykų. Tai galima padaryti ir kitais būdais, kitais žodžiais. Tu pats gali atrasti tinkamus žodžius. Ir vat kitą kartą, kada viršininkas vėl pakels balsą, ji prisimins tave, prisimins tavo juokelį. Tai yra funkcionalaus bendravimo pavyzdys. O jeigu tu jokios vertybės moteriai nesuteiki ir tiesiog paimsi atitolsi, moteriai įsijungs savigynos režimas. Nu, reiktų kur nori, bet tavęs puikiai gyvenu. Dabar jūs suprantat, kodėl šiuolaikinė moteris vienu metu bendrauja su krūva vaikinų. Jos kontaktų knygutė yra klounas Jonas, kuriam ji rašo, kada jai yra nuobodu. Ašarų nosinaitė Nojus, kuriam ji gali pavirkšlenti ir jis ją išklausys. Apstulbęs Marius, kuris kasryt rašo jai, kad ji panaši į deivę. Fanas Petras, kuris visus jos storius žiūri pats pirmas. Komplimentų dalintojas Antanas, kuris visada pagirs jos naujas nuotraukas ir darbus, asmeninę žinutę. Vergas Saulius, kuris išvis padarys viską, ką jie jam pasakys. Kilimėlis Paulius, į kurį galima kojas nusivalyti ir panašiai. Bet nei vieno iš šitų vaikinų mergina kaip potencialaus partnerio nemato ir nenori. Kodėl? O todėl, kad kiekvienas iš jų turi per daug apribotą funkcionalumą. Jeigu tu atlieki kažkokią vieną funkciją, tai mergina su tavim susitikinėti nenorės. O vat kada jis sutinka vyrą, kuris gali įgyvendinti iškart kelias funkcijas ir uždaryti jos norus, tai ji be jokių abejonių išsirenka būtent jį. O kada vyrui pasiūlo apsimest neprieinamu, pačioj ten bendravimo pradžioj, dar pažinties etape, kad pana ten jį įsimylėtų, nu tai yra beprotystė, švelniai tariant. Šita strategija galbūt suveiktų kažkokiems gražuoliams, turtuoliams. Tai gali suveikti tik tuo atveju, kada tavo objektyvi vertė yra keliais laipteliais aukštesnė už jos. O visiems kitiems, didžiai daliai mūsų, reikia čiate šiek tiek pasistengti, kad gauti rezultatą. Kažkas gali pasakyti, kad tai juk nesąžininga. Ir taip, iš esmės aš su tuo sutinku, nesąžininga. Bet taip jau yra padaryta, taip jau veikia šitas santykių turgus. Čia jau niekas to nepadarysi. Moteris gali sau leisti rinktis, o vyras gali sau leisti siūlyti. Bet aš jums labai stipriai rekomenduoju bendrauti tik su tom, kurios eina į kontaktą. Tai yra tos moteris, kurios nori dėti pastangas į jūsų bendravimą ir santykį. Jeigu moteris pažinties etape sunkiai, lėtai tau atrašinėja, tai ji ir santykiuose nekaip stengtis neplanuoja, patikėk. O moteris, kuri eina į kontaktą, ji yra pasiruošusi tiek pat, o gal ir daugiau tau grąžinti šilumos, noro bendrauti. Nors jos niekas neverčia to daryti. Ji lengvai gali savo susirasti 20 vargšų vyrukų, kurie kas rytą užkimš jos pašto dėžutę meilės laiškais. Bet ji nenori tokios perspektyvos. Ji nori normalaus, žmogiško bendravimo, abipusio. Padari moteris 26 metais, ji gali gauti viską ir labai lengvai, bet ji renkasi abipusiškas pastangas. Ir patikėk, dabar jau tau laikas apsispręsti. Tu gali toliau bendrauti su moterimis, taip kaip jau esi pripratęs. Su tokiu abejotinu vidutiniu rezultatu ir sėkme tarp moterų. Arba gali atsidaryti mano playlistą iš epizodų. Kaip reikia bendrauti su moterimis. Kad ji tave gerbtų ir mylėtų. Tiek iš manęs. Ačiū, kad žiūrėjote.